Tai aš irgi tą labai rekomenduoju pasverti, nes taip, tam, kad tu pradėti savo veiklą, tam, kad pradėti išeiti iš tos komforto zonos, tau reikės investuoti savo laiką, savo laisvą laiką į savo verslą. Tai taip yra dėja, nesvarbu, kokį jūs veiklą darysite, ką jūs darysite, tai bus. Ir po to, kai uždirbsite atitinkamą sumą pinigų iš savo papildomos veiklos, tiek, kiek uždirbate iš savo pagrindinio darbo, tada galima jo atsisakyti ir pereiti čia ir tada truputėlį laisvesnio laiko atsiranda. Jeigu nori daugiau, arba nori didesnio progreso, arba nori didesnių pajamų, automatiškai vėlgi tiesiog padidini savo laiką, kiek tu gali investuoti į savo veiklą ir tada automatiškai vyksta augimas. Jeigu ne, galima iš tikrųjų susimažinti, vėlgi priklauso nuo verslo. Mūsų versle, jeigu pasiekai kažkokį tai lygį, gali susimažinti, tarkim, iki 3-4 valandų per dieną, gal netgi kartais gali būti 1 dienos per savaitę ir tau tikrai užteks tas pajamas maždaug išlaikyti. Bet jeigu nori augimo, jeigu nori judėti pirmin, jeigu nori, kad viskas tiesiog kiltų, tai tada jau reikėtų, kaip sakant, rimtai padirbėti. Tai va, tai planuokit laiką, žiūrėkit, susidėliokit, pamatykit, pasidarykit analizę, kada eini miegot, kada dirbi, ką darai, kur darai. Tiesiog padarom tą vidinį savo auditą ir jūs tada pamatysite. Jūs galite papildomai veiklą užsiimti, negalite, tai viskas priklauso nuo jūsų.